Taip, tai laba diena. Visiems atleiskit, čia turėjom kažkokių tokių techninių nesklandumų ir Facebook'e kažkaip niekaip nepavyko paleisti tiesioginės transliacijos, tad teko greitai kažkaip tai persikraustyti į YouTube'ą. Va, tai nežinau, kiek čia nematau, kiek prisijungė ar ne, bet tiem visiems, kurie prisijungė, laba diena dar kartą. Kiek žinau, bent jau daug registravosi žmonių į šią paskaitą, tai kažkuria prasme ir nustebino, nes tema tikrai nėra lengva, ir sunki tema ir nemažai žmonių pasirinko tai praleisti popietę, pirmadienį popietę, kalbant apie netektis ir apie gyvenimą po netekčių. Tai iš kitos pusės galbūt kažkiek ir linksma ir džiugina, kad turbūt irgi yra poreikis ir žmonės ieško kažkokios paramos ir pagalbos, tad galbūt šitas mūsų šita transliacija, mūsų šis pamiršimas galbūt irgi padės kažkiek tai metus kažkokius žvalgų tarnybės ir būdų, kaip galbūt savo padėti. Mano vardas yra Andrius. Aš esu krizių įveikimo centro psichologas ir krizių įveikimo centras tai yra tokia nevyriausybinė organizacija, kuri iš esmės mes stengiamės padėti žmonėms, kurie išgyvena įvairias emocinės krizes. Tai mes esame Antakalnyje, Vilniuje ir pas mus galima tiesiog ateiti kiekvieną dieną nuo 4 iki 8 ir ten budintys psichologai priims ir suteiks pirmą nemokamą konsultaciją, pirmą paketą kelios konsultacijos, 7 konsultacijos už socialinę kainą po 15 eurų. Matyt, mes savo centre tikrai gana dažnai susiduriam su žmonėmis, kurie išgyvena įvairaus pobūdžio emocinės ir psichologinės krizės ir tame tarpe netektys, įvairiausios netektys taip pat yra gana dažnas. Su kuo mes susiduriam. Tad pradžiai galbūt tiesiog ir pradėsiu nuo to, kaip tas netektis mes suprantam ir apie ką mes čia galbūt kalbėsim. Bet iš vienos pusės tai yra toks neišvengiamumas, tai yra neįmanoma nugyventi gyvenimo be jokios netekties. Ir greičiausiai mes jau esame patyrę kažkokių netekčių savo gyvenime. Jeigu netekot po to patirti, tai mes be abejo neteksime. Ir aš galvoju, kad dažnai mes, kai galvojam apie netektis, toksai pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, tai jisai be abejo būna apie žmogaus, kito žmogaus ar brangaus artimojo ir giminaičio, galbūt draugo. Ir turbūt apie mirtį dažniausiai kalba. Tad šioje paskaitoje, šiame pranešime aš taip pat dažniausiai ir akcentuosiu būtent į tokią netektį susijusią su mirtimi. Bet jeigu taip šiek tiek pažiūrėt plačiau, tai juk nebūtinai netektis yra apie mirtį. Netektis gali būti ir apie žmonės išvažiuoja, draugystės keičiasi ir nutrūksta. Tai taip pat gali būti ir tam tikras netektis, kurios nebūtinai apie mirtį, bet tiesiog apie tai, kad mes netenkam kažko, kas mums yra brangaus. Prarandame kažką tokio svarbaus ir reikšmingo. Aš galvoju, iš šio apibrėžimo turbūt taip pat galima plačiai žiūrint suprasti, kad tai net nebūtinai nekalba apie žmonės. Galime tikrai netekti ir kažkokių savo reikšmingų gyvūnėlių, augintinių. Galime netekti ir kažkokių savo reikšmingų daiktų arba dalykų, kas taip pat gali sukelti tam tikrą netektį, tikrą gedulą. Tikrai gana dažnas dalykas, kai mes netenkame kažkokio tam tikrame socialinio vaidmens arba socialinio įsivaizdavimo, tai netekus darbo, netekus pareigų, skyrybų atveju, pavyzdžiui. Tu ne tik, kad prarandi galbūt savo partnerį, bet taip pat tu jau nebesi vyras arba nebesi žmona, bet yra ir tam tikro netektis, tam tikra pasikeitimas. Ir kas yra turbūt svarbu, kalbant apie netektis, kad mes turbūt neišvengiamai
turime kažkokias emocinės reakcijas, kažkokį išgyvenimą iš to. Ir sielvartas dažnai tas yra apibūdinama kaip toks vengiamas palydomas, tai yra tokia visuma įvairiausių, dažnai sunkių ir prieštaringų jausmų, kuriuos mes patirime, kai mes patirime kažkokias netektis. Bet gedėjimas tai yra to sielvarto išgyvenimas. Ir kas turbūt svarbu yra pabrėžti, kad tai yra toks būtent emocinis atsakas į skausmą, į tai, ko mes netekome. Ir manau, kad čia yra vienas iš tokių pirmųjų, galbūt ženklų ar rodiklių, indikatorių, kuris leidžia mums pasitikrinti, ar mes išgyvename netektį, ar mes išgyvename kažkokį tai procesą tokį gedulo, ar ne. Jeigu taip, vėlgi grįžtant prie minties, kad mes galime netekti ne tik žmonių, netektis gali būti ne tik apie žmonės ir ne tik apie mirtį. Tai turbūt galime pastebėti, kad mūsų emocinis atsakas, emocinės reakcijos į šias netektis gali būti labai įvairūs. Nuo galbūt dalykų, kurie nėra kažkaip labai reikšmingi, ne? Kur mes turbūt ir emocinis atsakas labai stiprus. Iki tikrai labai stiprių ir dėkingų išgyvenimų, kas reikštų. Visgi tai, ko mes netekame, turi ypatingą svarbą. Vieni turbūt iš klasikų, tokių jau vadinkime, kalbant apie netektis, apie gedulą, apie gedėjimą, Elizabeth Kubler-Ross, šveicarų psichologė. Ji taip pat gana gražiai apibūdina gedulą kaip tam tikrą emocinę dvasinę kelionę. Ir čia taip pat yra toks svarbus aspektas tame, kad šalia tos netekties ir gedulo neišvengiamumo, turbūt svarbu suprasti ir tai, kad tai turi praeiti kažkokie tais tam tikri etapai, tam tikri procesai, kad žmogus sėkmingai išgedėtų, išbūtų savo netektį, galėtų įveikti. Šalia viso to netekties išgyvenimo, turbūt svarbu tą atsiminti, kad tai visgi yra tam tikras procesas, kuris trunka ir jisai kaip turėti stebuklingų gali pakeisti sužeistos sielos. Turbūt taip apibendrinant tai, ką iki šiol pasakiau, kalbant apie gedėjimo procesą, tai ką yra svarbu tai pabrėžti, kad tai nėra sutrikimas. Labai dažnai ateina tokia mintis, kad galbūt čia yra kažkas visgi netvarkoja, labai norisi kažkaip greičiau, kad tie procesai praeiktų, bet visgi gedėjimas, sielvartas, tai nėra liga, tai nėra sutrikimas, tai yra natūrali reakcija. Ir deja, kaip reikšmingesnė mums netektis, tai gali būti labai skausmingas ir sekinantis, labai varginantis. Dažnai jisai gali būti ir sunkiai valdomas ta prasme, kad pabandyti elgesi kažkokį kelią. Tai gali būti įvairūs kažkokie nevaldomi ar staiga iškylantis ašarų priepuoliai, verkimo priepuoliai, galbūt kažkoks papildomas atstumas. Ir tai yra tas dalis. Kas yra svarbu, kad nėra vieno teisingo būdo, kaip reikėtų gedėti ir nėra vieno tinkamo laiko, kada reikėtų gedėti. Labai dažnai mes girdime, turi būti kažkoks laiko tarpas, kada gali gedėti, o jau kada jau reikia baigti gedėti, gali būti kažkoks laiko tarpas, kuris sako, kad čia negedė, arba galbūt gedulas ir sielvartas gali taip gerokai vėliau po įvykio. Ir vėlgi tai taip pat gali pasitaikyti tokie dalykai ir tai nėra tokių taisyklių, kurios sakytų, kad gedulas turi siekti tada, o pasibaigti. Tai yra procesas ir šis procesas yra labai kintantis ir labai individualus. Kiekvienas žmogus labai skirtingai priima ir savo netektį. Čia turbūt keli tokie irgi svarbus momentai, kas gali padėti suprasti tą gedulo procesą. Tai tam tikros aplinkybės, nuo ko tas gedulas priklauso ir su kuo tai gali būti susijęs. Pirma be abejo dalis yra be abejo apie santykį. Santykis tuo, ko mes netekome.
jeigu mes kalbame apie žmogų, tai be abejo tie žmonės, kurie mums yra kažkaip artimesni, artimieji mūsų giminaičiai, partneriai, geri draugai, bičiuliai, be abejo gedėjimas dėl jų gali būti daug didesnis ir stipresnis. Nebūtinai tai turi būti mūsų artimieji, tai gali būti ir mūsų draugai, bičiuliai, kurie galbūt nėra tokie artimi, su kuriais mes nebendraujame. Tai gali būti mūsų kaimynai, kuriuos mes galbūt tiesiog karts nuo karto matom, bet vien sužinojimas, tarkim, kaip mirė, kad jo nebėra, jis taip pat turi poveikį tam tikrą ir mums, nes kažkas gyvenime, dėl ko mums tenka kažkaip kitaip susidėti, kitaip priimti tą realybę. Tad santykis su tuo, ko mes netekom, viena esminių galbūt dedamųjų toks gedulo procesas. Kitas dalykas be abejo yra pačios gedinčiojo savybės, jo asmenybės savybės, tai kaip jisai iš esmės linkęs galbūt reaguoti į įvairius, kaip jisai sugeba pakelti kažkokias sudėtingas ir paprastas stresinės situacijas, kokie jie yra būdai, kaip jisai tvarkosi su savo sunkiais gyvenimu. Žmonės, kurie galbūt daugiau yra tokie aktyvesni, jie tokie daug aktyviau kažkaip reikš savo gedulą, žmonės, kurie labiau linkę užsidaryti ir atitraukti. Daug daro. Netekties aplinkybės. Ir čia, į ką turbūt svarbu kreipti dėmesį, tai yra vairios tokios, galime išskirti aplinkybės, kurios galbūt yra natūralios, sakykime, liga. Jeigu žmogus miršta dėl ligos, tai mes kaip ir galime suprasti, kad buvo kažkokia įstaiga. Tai procesas to proceso baigėsi mirti. Gali būti nenatūralios aplinkybės, tai sakykime tyčia sukeltos kažkokios nelaimės ar katastrofos, dėl ko kurios baigėsi mirtimi. Ir paprastai tos aplinkybės jos taip pat turi įtakos. Paprastai tokios netektis, kurios atsitinka dėl kažkokios tyčinės kaltės, sakykime, dėl užpuolimo, karas, dėl kažkokių plėšimų, dėl kažkokių neatsargaus vairavimo ir avarijų. Paprastai jos taip pat yra gerokai sunkiau priimamas, nes daug yra tokios energijos, pykčio energijos. Čia emocijos, kad labai yra sunku dėlioti, išlaikyti ir gyventi. Turbūt atskirai reikėtų dar kalbėti apie savižudybės netektis. Kai žmogus pats nusprendžia kažką padaryti, dėl ko jisai miršta. Jis ko nors nedaryti, atsisako kažką daryti, kad gali baigtis. Ir šios aplinkybės taip pat yra labai sunkiai apdarojamas ir sunkiai suvokiamas aplinkybės gyvenime, kur tenka išgyventi. Ir be abejo socialinė aplinka. Ir čia manau, kad labai daug įtakos turi tiek ir tradicijos, įvairios gedėjimo tradicijos ir gedėjimo kažkokios ritualai, tam tikros apeigos, tačiau taip pat ir požiūris, aplinkinių požiūris į tai, kaip žmonės tvarkosi, kaip jie gedi. Ir turbūt tai taip pat nėra labai statiškas toksai dalykas, labai priklauso nuo skirtingų grupių, skirtingų bendruomenių, skirtingo laikotarpio. Jeigu pasižiūrėsime, kaip gedėdavo ir kokie būdavo ritualai prieš 20, 50, galbūt 100 metų, tai šiuo metu tikrai smarkiai tas yra pasikeitę. Tikrai dažnai jaučiasi, kad yra tokio tam tikro socialinio spaudimo, kad jau reikia greičiau, jau gana čia gedėti, jau tvarkykis, jeigu tu ilgiau tai kažkaip nesutvarkai. Tas irgi socialinės aplinkybės, jos iš tiesų gali tiek pastiprinti gedulą išgyvenimą, tiek galbūt palengvinti. Su kuo mes dažnai susiduriame savo krizių veikimo centre, tai kai žmonės
žmonės ateina po netekčių ir kartais netgi tiesiai šviesiai taip ir sako, žinai, ar čia viskas normalus, ar čia viskas man gerai, kaip aš nesusitvarkau. Bet dažnai tiesiog būna, kad galima taip įskaityti tokį tam tikrą klausimą tarp eilučių, kad gerai. Man tarsi per sunku, kažkaip kiti žmonės lyg ir susitvarko, kiti žmonės džiaugiasi gyvenimo, o aš kažkaip vis nesigydžiu. Gana dažnai skamba toksai tas klausimas, kiekgi jau galima, kadagi jau čia užteks. Apie komplikuotą gedulą turbūt taip pat nemažai yra įvairios informacijos ir žmonės domisi, taip pat kyla klausimas, tai aš čia aš jau normaliai kažkaip tai girdžiu, ar čia jau galbūt mano gedulas komplikuotas ir jau galbūt, jeigu normalus gedulas, tai ne gedulas, ne liga, nieko čia gydyti nereikia, bet jeigu komplikuotas, tai jau gal čia kažkaip reikia. Tai toliau ir pamėginsiu šiek tiek padiskutuoti, papasakoti apie tą, kaip čia savo galima būtų padėti atsakyti tokius klausimus. Tad turbūt pirmiausias dalykas, vėlgi grįžtant prie tos pačios idėjos, kad gedulas ir netektis yra neišvengiamas ir gedulas yra tokia natūrali reakcija į netektis, tai svarbu suvokti, kad to gedulo reakcijos jos gali veikti iš esmės visais mūsų gyvenimo lygiais. Gali būti tiek fiziniam lygyje, fizinių pojūčių lygyje, tiek įvairaus psichologinio, mūsų pažintinių procesų lygyje, socialinėme, socialinėse vaidmenėse ir taip pat dvasinė. Tai kai mes kalbam apie fizinius pojūčius, tai paprastai žmonės patiria labai įvairiausių pojūčių, kurie taip pat gali ir gąsdinti. Tai jeigu mes šnekame apie kokius nors tokius įprastus, kaip energijos nebuvimą, kažkokį galbūt padidintą jautrumą, tikrą dirglumą, išorinį, kur atrodo tokie galbūt ir visiškai paprastas balso tonas, kitas žmogaus kažkokia pasakyta replika, kuri šiaip galbūt ir neerzinti, tai sukelia kažkokią labai dirglę reakciją, staiga iššaukia kažkokią ar piktumo priepuolį, ar galbūt ašaras. Tai galime, kad mūsų organizmas yra tiesiog fiziologiškai padidintoje įtampoje, padidintoje strese ir galime kelti klausimą, ką aš. Jeigu mes žinome, kad nesame patyrę, kad gyvename, mums subjektyviai reikšminga, ar žmogaus, ar kažkokio objektą, ar daiktą, ar statuso savo. Tai mes galime suvesti šios dalykus, kaip fiziniai pokyčiai, pojūčiai, jie gali būti susiję. Labai dažnas įtampo apetito tokie pasikeitimai, pažymėta čia kaip apetito sutrikimai, bet tą nereiktų įvardinti kaip sutrikimo, kaip ligos, bet tai, kad tas apetitas jis pasikeičia. Apetitas pasikeičia, ta prasme, kad dažniausiai dingsta, bet dažniausiai žmogui nesinori valgyti ir jis nesijaučia auga. Pasitaiko be abejo ir priešingai, tai daug vartojama maisto būdu kažkaip ir tarsi raminama save ir žmogus taip pat jaučiasi. Gedulų išgyvenimą gali keistis pats suvokimas, štokus ar ne. Miego ritmo sutrikimas yra labai dažnai, kad sunku jam užmigti, jam nori užmigti labai dažnai pabudinėjimai, neramus, įvairūs skausmai, galvos, pilvo, virškinimo, būtinės mastas. Tad vėlgi, tie fiziniai pojūčiai labai individualūs, labai įvairūs, jie gali pasitaikyti labai įvairių aplinkybių, tik kaip ta netektis įvyko, kaip jie gali labai įvairiai. Psichologiniai sunkumai, tai psichologiniai sunkumai, kai kalbame apie turbūt tokį jausmų įvairovę. Ir čia ką svarbu turbūt pabrėžti, kad bet kokie jausmai, kuriuos mes pažįstame, jie iš esmės gali būti esant gedului. Tai yra nuo liūdesio, pykčio, kaltės, gėdos, ką mes galbūt dažnai kaip tokius
standartinius įvardiname, kai yra netektis, bet taip pat kartais gali būti ir labai prieštaringi ir gali būti netgi tam tikro palengvėjimo. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ilgą laiką sirgo ir labai sunkiai sirgo ir kankinosi, tai gali būti netgi tam tikras palengvėjimas, kad tas žmogus. Tai gali būti ir tam tikra prasmė, kurią mes bandome savo paimti, kaip padėjo. Gali būti, kad galbūt žmogus turėjo kažkokių tam tikrų sunkumų, dėl ko aplinkinių gyvenimas su juo galėjo būti labai sudėtingas. Bet žmogus, kuris daug vartoja alkoholio, daug vartoja narkotikų ir jisai daro kokius nors nusikaltimus, jisai galbūt yra smurtaujantis. Ir tai kelia daug sunkumų ir daug kančios ir daug tokios nelaimės aplinkiniams. Tai tokio žmogaus netektis, tokio žmogaus mirtis, jinai taip pat kažkuria prasme gali būti tam tikras palengvėjimas. Ir tai yra būdinga taip gyvenant Širgėlą, šalia tos įvairovės jausmų, tai jausmų gali būti tokių labai, labai prieštaringų, kurie taip pat kelia tada papildomą kažkokį tam tikrą jau sunkumą, kad ar aš čia gerai galvoju, kad man kažkiek net ir lengva, ar aš čia gerai taip jaučiuosi, ar aš čia geras žmogus, kad man galbūt negaila. Gana dažnas yra jausmas praradus tau svarbius žmonės ar dalykus yra beprasmybė ir apatija. Ir dažnai tai gali vesti iki tam tikro klausimo ar galvojimo apie savižudybę, apie savo gyvenimą, apie kažkokį tam tikrą nerimą galbūt, ar viskas gerai su manim, ar viskas gerai su mano aplinkiniais ir kokia čia prasmė, kam to reikia. Šalia galime kalbėti taip pat ir apie įvairius tokius pažintinius suvokimus. Tai yra būna, kad žmonės išgyvendami intensyvų gedulą, jiems pasikeičia jų mąstymas, jiems pasikeičia tai, ką jie galvoja ir kaip jie mato, netgi pasikeičia tai, kaip jie kažkuria prasme netgi galime kalbėti, kad jiems kartais būna, kad sunku yra susikaupti, sunku perskaityti paprastus dalykus, sunku suprasti kažkokius labai paprastus dalykus. Gali būti atminties įvairūs tokios spragos ar fragmentavimas, kai mes ne viską sugebam gerai įsiminti. Tad šalia to psichologinio sunkumo taip pat gali pasireikšti tokie tiesiog pažintiniai, galbūt net ne tai, kad haliucinacijų matymas, bet kartais žmonės išgirsta savo artimą, kurio neteko, arba pamato jį kažkur gatvėje, atpažįsta ir panašiai. Tai yra tokios galbūt iliuziniai tokie suvokiniai, kurios vaizdiniai, kurie iškyla ir kuriuos tiesiog mes vėl generuojam sistemą. Įvairūs elgesio ypatumai. Tai vienas galbūt ryškesnių, tai yra toks staigus susijaudinimas, staigus ašarų tyrėjas, kaip užtenka išgirsti kažką panašaus ar pamatyti kažką ir labai sunku nulaikyti ašaras. Gali būti kažkokio ir pykčio, tam tikro irzlumo priepuolyje. Gana dažnas dalykas išgyvenant sunkius jausmus ir išgyvenant tokias emocinės krizės, gedulo krizės yra atsiribojimas. Dažnai žmonės susidaro ir neįtin nori bendrauti. Ypatingai tie, kurie ir šiaip yra galbūt labiau introvertiški ir labiau uždaryti. Jų darumas gali dar labiau padėti. Socialinėme lygmenyje, kai mes šnekame apie gedulą, tai mes šnekame apie tai visų pirma, kad dažnai pasikeičia tam tikras socialinis vaidmuo. Pavyzdžiui, netekus tėvų, tai žmogus tampa kaip geriausias šeimoje. Jeigu buvo tėvas mano šeimos patriarchas ar mama šeimos galva, tai netekus tėvo arba mamos, vaikai užima tam tikrą kitokį vaidmenį. Jie tampa tais lyderiais. Tai yra irgi apie tam tikras. Netekus savo partnerio gyvenimą. Taip pat netenki ne tik, kad gaus metų, taip pat ir tam tikras suvokimo, kaip tu pats save suvoki visuomenėje, tu suvoki save šeimoje. Tas socialinių vaidmenų toksai pasikeitimas taip pat gali įnešti papildomą tikros sumaišties arba tai galbūt gali ir tam tikrą palengvėjimą ar padėti veikti. Kasdienių veiklų atlikimas.
tai yra bendravimo įgūdžių pasikeitimas, tai yra išgyvenant gedulą tikrai yra pasikeičia kažkuo bent jau metu taip, kaip mes bendraujame. Motyvacija darbui ir profesiniam užduotim taip pat gali keistis ir gali būti gerokai sunkiau susikaupti ir atlikti. Na ir be abejo dvasinis dar lygmuo toks yra išskiriamas apie tai, kad reikšmingos mums netektis, jos sukrečia mūsų kažkokio nusistovėjusios tam tikras nuostatas, kažkokios vertybės ir mes esam priversti persižiūrėti jas. Esam priversti kelti savo klausimą, ką tai mums reiškia, kaip mes tai priėmam, kokiu būdu mes toliau mums kaip gyventi ir bandoma kurti naują pasaulėžiūrą, naujos vertybės formuojant. Ir ypatingai jeigu tai yra aplinkybės, netekties aplinkybės yra kokios komplikuotos tyčinės ar smurtinės, tai iš tikrųjų yra daug labiau tokių sunkių išgyvenimų. Dažnai žmonės klausia apie įvairias fazes ar eigas ar etapus krizių ir gedulo ir kaip čia reikėtų eiti per tos. Tai iš tikrųjų yra tokių įvairių labai nuomonių apie šias etapus, bet taip turbūt apibendrinant labai paprastai galima kalbėti apie tokias didelius tokius etapus. Tai ta pirmoji tokia pirminė krizinis etapas, tai kai sielvartas atsitinka kažkoks įvykis, dėl ko mes netenkam, net kai atsitinka netektis, bet jisai pasireiškia pirmiausia tam tikrų poveikių. Tai gana dažnai tai ištinka toks tam tikras ir šokas ar tam tikras netikėtumas. Ir mes kažkaip su tuo netikėtumu bandome susitvarkyti. Ir po kurio laiko mes kalbame jau apie tikrą tvarkymąsi etapą, kažkokį įvyką, kai mes atsigauname, performuluojame, perdėliojame savo vertybės, savo mintis ir kažkaip būdame išsisprendžiame. Tai kalbant apie tos tokius kaip ir procesą tokį, kaip krizinį etapą, tai pirmoji reakcija, gana dažnai tai būna apie tokį tam tikrą netikėtumą, apie kažkokį šoką ir susikaustymą, apie tam tikrą nejautą. Ir kai mes sužinome blogą žinią apie mirtį, labai dažnai būna tam tikras sustingimas ir dažnai žmonės sako, kad patikėjau, gali būti. Ir netgi tais atvejais, kai pavyzdžiui yra kokia nors sunki nepagydoma liga, kai mes sužinome tą diagnozę, tai būna irgi šokas ir netikėjimas. Ir ilgainiui tas etapas jisai išsitęsia. Ir netgi, kai jau kažkuria prasme mes tarsi jau ir susitaikome su tuo, kad liga nepagydoma ir teks mirti ir jau galbūt netgi ir gedime ir liūdime žmogaus jo ligos patale, mirtis vis tiek ateina kaip papildomas papildomas šokas. Bet net ir to, kai kartais žmonės sako, kad aš čia kaip ir buvau pasiruošęs, nes jau mama ilgai sirgo ir jau kaip ir tikėjausi ir laukiam. Mirtis niekada laukta. Visada yra netikėta ir visada sukelia tam tikrą pirminę reakciją, turi tam tikrą poveikį. Ir po to taip pat teka tam tikras etapas, kai mes bandome susitvarkyti su tuo sielvartu, mes bandome suvokti, ko mes netekome. Kaip mes to netekome, kaip tai paveikė, kas dabar atsitiko ir kaip tas gyvenimas, koks jisai bus toliau. Ir labai dažnai čia kyla klausimas, o tai kiek čia trunka, kiek čia turi trukti tas, reiškia, gedėjimas, kiek čia turi trukti tas šokas, kiek čia turi trukti tas tvarkymasis. Tai turbūt labai svarbu ir aš labai tyčia savo skaidrėse ir savo pranešime neminiu jokių terminų, nes tų terminų kaip tokių iš esmės labai sudėtinga yra kažkaip apibrėžti. Paprastai visi ir iš praktikos ir tradiciškai, kultūriškai labai dažnai gedulas yra irgi skirstomas į tam tikrus etapus, kai visi yra kviečiama prisiminti mirusį, pergalvoti į santykius mirusį, kaip krikščioniškoj tradicijoj yra kažkoks mėnesio, savaičių, paminėjimas yra po pusmečio, yra metų. Bet tai yra tikrai tokios bendrosios tradicijos, kurios jau sako, kad
bent jau metus vyksta gedulo procese, o šiaip iš tikrųjų tai gali vykti gerokai ilgiau, gali vykti ir keletą metų. Kartais netgi šnekame apie tai, kad, pavyzdžiui, sielvartas tam tikras ir gedulo procesas jisai gali likti ir visam gyvenimui. Tiesiog žmonės išmoksta kitaip priimti ir kitaip būti gyvenime, jau naujame gyvenime. Tad tokių terminų, kiek tas trunka, tai iš tiesų yra labai sudėtinga ir labai tyčia nenori įvardyti. Bet tos pirmosios pareigos be abejo būna iš karto po įvykio, po netekties ir užtrunka keletą savaičių, galbūt mėnesių. Ilgainiui tas tvarkymas ir įvykiai gali trukti. Tai va tas antrasis etapas, kuris gali trukti metų ar dar daugiau, tai jau yra tam tikras perorganizavimas. Tai yra, kai fizinės fizinės reakcijos, emocinės reakcijos, jos paprastai jau irgi popsta. Jos gali išlikti, gali būti, kad mes ir po kelių mėnesių arba net ir po metų prisiminę tai, ko netekome, mes galime susigrūdinti ir išroti, bet paprastai be abejo tos reakcijos jau būna kiek silpnesnės. Ir vyksta tas gedulo darbas, kai mes susitaikome, kai mes kažkokiu būdu sukūrėme naują kažkokį savo santykį, tuo, ko mes netekome. Ir dažnai tyrėjai ir psichologai ir tai laiko kaip tam tikrų gedulo darbo pabaigą, gedulo sprendimų, kai mes gebam suvokti netektį ir susikurti naują santykį su tuo, ko mes netekome. Mes išmokstame savo vidinių galbūt ritualų ir susikūrėme kažkokius dalykus ar persidėliojam, susitvarkom savo gyvenimą, kaip mes galime gyventi. Po to, žmogaus, kaip tas turėtų toliau. Dažnas gana klausimas yra apie tą komplikuotą nerimą, komplikuotą gedulą ir kada jau visgi yra šnekama, kad galbūt reikėtų pradėti kažkaip galvoti apie tai, kad galbūt čia visgi nėra kažkaip viskas tvarkoje su tuo gedėjimo procesu. Tai vėlgi, aš labai dažnai yra atsiriama į tai, kad tiesiog tai yra susijęs su laiku ir sako, kad žinai, jau čia praėjo, ten nežinau, 9 mėnesiai, jau čia turėtum nebegedėti, arba praėjo metai, jau viskas susijimti reikia. Ir tikrai labai skaudu, aš įsivaizduoju girdėti tokius dalykus, nes, kaip sakau, nėra tokių terminų. Į ką turbūt verta atkreipti dėmesį, kaip žmogui sekasi gedėti ir kaip žmogui sekasi sielvartauti, yra apie tai, kai žmogus ne tiek galbūt, kad neigia patį faktą, sakykime, kito žmogaus mirties faktą, netekties faktą. Bet jisai kai bando neigti savo sielvarto jausmą, bando sakyti, kad aš visai nesielvartauju. Ir čia manau, kad tai gali būti labai susijęs su tokiu, ir greitų gyvenimo tempu, ir kartais tokiu pamokymu, kai yra bandoma pasakyti, kad, žinai, tu čia susijimk, tu čia neverk, tu čia jau kažkaip grįžk į gyvenimą ir panašiai. Tai turbūt tos pačios fiziologinės reakcijos ar emocinės reakcijos, ar ašaros, ar liūdesys ar panašiai, tai juk nereiškia, kad žmogus iš tiesų sulūžo ar kažkaip sugedo. Tiesiog tai gali būti, kad jisai puikiausiai gali daryti savo dalykus verkdamas ar liūdėdamas. Tai nereiškia, kad jisai neturėtų liūdėti. Bet mėginimas užslopinti tą sielvarto jausmą dažnai jisai kaip tik ir rodo, kad tai gali būti tam tikra komplikacija, kuri po to tai reiškia ar kažkokiu. Gana dažnas yra dalykas yra apie depresiją, kai yra tiesiog besitęsia tokia vienoda sielvarto reakcija, kuri dažnai gali būti tokia apatija, nuovargį, nepriėmimą, intereso praradimą ir panašiai. Tad, kai kalbame apie tą komplikuotą nerimą, tai turbūt pirmiausia yra ne tiek apie terminą, kiek apie tokį proceso suvokimą, kad tai yra toks nesibaigiantis procesas, kad jis sukasi ir vis nesustoja, ir vis baigia, ir vis nesibaigia. Ir tos reakcijos, įvairios fiziologinės reakcijos, jos netgi tokio pat gali būti intensyvumo ir stiprumo, kaip kad ir buvo tik ką įvykus įvykį. Tai jeigu stebėdami gedinti žmogų arba jeigu stebėdami savo reakcijas, mes jas galime apibūdinti kaip banguojančias, kaip tokias, kaip
užeina ir praeina, sustiprėja, susilpnėja, tai iš tikrųjų yra geras, toksai, sakykime, geras ženklas, geras proceso suvokimas, kad visgi keičiasi, reiškia užeina ir praeina. Jeigu tai tiesiog užstringa ir laikosi tikrai labai ilgą laiką, tai galima kalbėti, kad čia jau yra ta gana ryšku apie rūpinimąsi savimi. Jeigu žmogus, gedėdamas, kažkaip pamiršta save ir nebesirūpins. Tiesiog dienos poreikiais, savo mitybos poreikiais, išvaizdos poreikiais. Dažnas kažkoks galbūt apatija ir intereso gyventi praradimas, nenoras gyventi ar tiesiog aktyvuojamas tiesa. Bet tiesioginis galvojimas apie savižudybę taip pat yra rizika, kad žmogui yra sudėtinga tvarkytis ir galbūt piktnaudžiavimas įvairiais vaistais, įvairių alkoholio. Ir čia turbūt tokio yra vieningos nuomonės turbūt nėra, bet yra viskai sutarėme, kad esant netektims, verties netektims, skaudžioms netektims, yra tokia viena rekomendacija, jeigu nebuvo gydytojo paskirti kažkokie vaistai, tai papildomai vaistų nusiraminimui nenaudoti. Tiesiog leisti tam gedului, leisti visom tom reakcijom natūraliai būti, natūraliai jas išgyventi. Nes ypatingai jeigu yra slopinama ir slopinama smarkiai, iki tiek, kad žmogus tiesiog emociškai kažkaip atbunka ir jis emociškai galbūt jisai gali išbūti ritualuose ir pirmiausias tas dienas po netekties, bet emociškai jisai tarsi nesusiplečia su savo netektim, tai iš tiesų gali po to vesti prie tam tipo tokio komplikuotesnio įvairūs psichikos dėl itin didelių poveikių, dėl didelio šokio nerealumo pojūčio vystimo. Taigi, taip einant prie tos dalies, kaipgi padėti savo, tai turbūt visgi svarbu grįžti ir turėti ir prisiminti tą tokią galbūt banalią tiesą, bet tiesą, kad gedulo tiesiog neįmanoma kažkaip įveikti greičiau, negu kad jisai įveikti. Ir čia nėra kažkokios lenktynės ar kažkoks tais varžymasis, kas lengviau ar kas greičiau, jisai tiesiog trunka tiek, kiek jisai trunka. Jo neįmanoma pamiršti. Vargu ar įmanoma pamiršti įvykį ar mums brangų kažkokį žmogų. Bet turbūt ką svarbu savo pasakyti, kad ką įmanoma padaryti, tai įmanoma tą gedulą išgyventi. Ir čia iš tiesų nėra taip paprasta taip paprastai galbūt skamba, bet labai nėra paprasta priimti ir suvokti, nes labai dažnai mes susidurėm, kad žmonės sako, na taip, aš suprantu tai, bet kiek jau galima. Ir iš tikrųjų tai yra apie tokį didelį skausmą, kuris lieka ir kuris vis dar būna. Ir dažnai žmonės tarsi lyg ir norėdami jau kaip ir priimti, ir yra toksai tikėjimasis, kad jeigu aš jau čia priimsiu ir leisiu savo, tai tas skausmas kažkaip ir ims, bet tuo pačiu tam reikia duoti laiko, kad tas skausmas kažkaip praeitų. Tai yra ne vien tik pats laikas, savaime jis nieko nepadės, reikia tam tikro leidimo savo ir tam tikros užuojautos savo ir supratimo savo, leisti savo jausti taip, kaip yra, taip, kaip tuo metu yra. Ir gana dažnai žmonės sako, taip, aš leidžiu, aš jau paverkiau, bet jau kiek galima vėl verkti. Ir tai yra tas turbūt ženklas, kaip mes tarsi ir neleidžiame taip į savo, mes leidžiame savo paverkti tą kažkokią sąlyginį laiko tarpą, kad čia dabar yra ok, čia dabar paverkiu, bet dabar aš jau darbę, aš jau nepradedu verkti. Bet šitą vietą turbūt labai yra svarbu savo duoti, kad kartais gedulas jisai gali ateiti ir tos reakcijos gali ateiti tokiose labai netikėtose, nepatogiose vietose, galbūt galbūt darant kokį nors viešą pranešimą, tai gali kilti susijaudinti. Tai rodo, kad vis dar išgyvename gedulą. Tad tas pats žinojimas, kad jo neįmanoma veikti, visus netektis, tai yra neišvengiama. Jisai gali šiek tiek palengvinti atlaidumą savo.
tai nėra silpnumo ženklas. Dažnai ypatingai, jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie aukšto statuso žmonės, apie vadovus, apie lyderius, bet jeigu jie darydami kažkokius viešus pranešimus, jie parodo ašaras ar verkia ir tai yra laikoma kaip metas gydėsi apie kažkokį, bet tikrai ne. Ne emocinė reakcija, o galbūt elgesys labiau pasako po tokio skydimą. Jeigu mes nebesugebame atlikti savo darbą, čia mes galime kalbėti apie kažkokį skydimą. Tai, kad aš kalbu apie netektis, tai, kad aš verkiu kalbėdamas. Tai nėra silpnumo. Kaip mes galime savo padėti, tai yra leisti kalbėti ir leisti kalbėti daug. Leisti kalbėti tiek, kiek norisi. Yra dažna tokia taisyklė pasakyti, kad būtinai reikia žmogų prakalbinti, reikia būtinai, kad žmogus išsikalbėtų. Tai vėlgi nereikia žmogaus per daug nei kalbinti, nei ten jo kažkaip ventiliuoti ar kažkaip labai išsikalbėti. Žmogus turi savo pajautimą, mes kiekvienas turi savo pajautimą tiek, kiek norisi, tiek ir kalbam. Tai šitoje vietoje turbūt tokios šalia tos minties suvokia, kad gedulas yra natūralus procesas, kad mes jo negalime pakeisti kažkaip ir paskubinti. Tai leisti savo jausti ir daryti tai, ką tuo metu aš noriu tiek, kiek noriu. Kalbėti tiek, kiek aš noriu pasakyti. Vieniems žmonėms aš norėsiu daugiau atsiverti, daug mažiau, galbūt kai kuriems žmonėms aš nieko nenusistau. Ir tai yra visiškai normalu. Leisti savo kalbėti, tiek, kiek norisi. Tiek daug, kiek norisi. Tai yra. Yra tokia rekomendacija savo tiksliai įsivardinti tai, kas atsitiko ir ko aš netikau ir kodėl aš netikau. Ir tą įvardinti tiksliai ir aiškiai ir nemėginant to sušvelninti. Ypatingai, kai tai yra kažkokiamis sunkiamis ir baisiomis aplinkybėmis įvykęs kažkoks atsitikimas, tarkim savižudybės atveju tiesiog tai tau ir įsivardinti, kad irgi žmogus žudė. Kad žmogus mirė. Galbūt mane kažkas išdavė ar mane kažkas apgavo ir dėl to tas pasakymas savo tiksliai aiškiai taip pat padeda ir grįžti į tą realybę, kad taip atsitiko. Bet tas gyvenimas toliau kažkaip vyksta, toliau tęsiasi. Kiek įmanoma leisti išlaikyti savo įprastą dienos ir miego ritmą. Tai vėlgi negali būti labai paprasta, bet tai tikrai padės poilsio ir aktyvumo lygių derinimas. Ir turbūt labai svarbus momentai, ką mes dažnai kažkaip irgi priimame kaip tam tikrą nepatogumą ir kažkokį nenorą galbūt ar irgi silpnumo ženklą, tai yra tų palaikymą ir užuojautą. Ir mes dažnai sakome, kad čia užuojautos, man nereikia čia užuojautų, tai yra silpniems žmonėms. Tai mes išgyvenam netektis, mes esame tikrai ne savo stipriausi. Ir tikrai, kaip ir mes, užjausime žmonės, kurie netektis. Taip pat yra labai svarbu išmokti kažkaip priimti. Ką tikrai svarbu savo pasakyti, leisti kitiems žmonėms pasirūpinti, leisti kitiems palaikyti. Leisti, kad kitas žmogus prieitų ir pasakytų, žinai, labai gaila. Galbūt kitas žmogus tiesiog prieis, nežinau, pasiūlys arbatos ar pasiūlys kavos ir tai gali būti tam tikras užuojautos priėmimas ir leisti savo. Ir leisti savo pykti. Gana dažnai netekčių atvejais būna tokio pykčio, kurį mes bandome kažkaip slopinti. Ir čia turbūt iš mūsų tokios ir kultūrinės nuostatos, kad apie mirusius reikia kalbėti kažkaip gerai arba nieko. Bet labai dažnai būna vienos piktų. Galbūt kažkaip, pavyzdžiui, nesirūpino savimi ir veido liga ir galbūt dėl to gali būti, kad savižudybės atveju dažnai. Gana dažnai būna tokio piktumo ant to nusižudusio, kad jisai visgi tai padarė, žudė ir paliko visus kitus. Ir tas pyktis savo, jisai svarbus ir gana savo. Taigi pabaigai, tai turbūt apibendrinant apie tą pagalbą savo, tai šalia to, kad mes atpažįstam, kad mes turime netektį ir mes labai įvairiai tą netektį galime reaguoti, nuo labai stiprių fiziologinių reakcijų iki galbūt visiškos apatijos ir nejautimo. Bet ką
ką svarbu turbūt pirmiausia padedant sau, tai pasirūpinti tokiais fiziologiniais poreikiais. Ryškiai, daug vandens, kokybiško maisto, laikytis kasdienės tokios rutinos. Dažnai sakom, ta rutina žudo, bet esant krizei, esant rutina padeda. Neužsisklęsti ir bendrauti. Tiesiog eiti, būti šalia žmonių, su žmonėm, ieškoti kažkokių išorinių resursų, artimųjų, draugų, būti su jais. Ieškoti savo viduje, tai, kas mums padeda, kas patinka, kas teikia malonumą. Tai tiek, ką norėjau pasakyti. Ir norisi baigiant palinkėti, pasirūpinti savim šiandien po šitos paskaitos, kas klausėt, kas girdėjot, galbūt kilo irgi kažkokių savo pamastymų, prisiminimų ar gyvenimo, tai tokį šiek tiek sulėtinti savo dienos tempą, atsigerkit vandens, pavalgykit kažko tokio skanaus, kažką pasakykit savo malonaus ir praleiskit likusią dieną, likusią savaitę. Viso gero.